Nu, sveikučiai, senai besimatėm. Tai štai čia ir aš. Taigi atvykę į dar vieną video. Šiandieną pasidarysim tokią kelionę į gamtą. Aplankysim labai seną vietą, kur buvo vienas vlogas sukurtas iš anksčiau. Tai vat, apsiprekinau, dėsim į dėžę viską ir važiuosim į gamtą. Įsivedam motociklą. Dabar nuvažiuosim į lokaciją. Esu apsišopinęs. Nu ką, važiuojam, ne? Šiandieną tokia, sakyčiau, drėgna diena. Lyja lietus diena. Tai va, turbūt daugumą galvojat, kur važiuosim, į kokią lokaciją. Važiuosim prie apleistą tiltą, paskui pabandysim įsikepti dešrelių. Pačilinsim, pastovyklausim, taip, kadangi vasara jau eina į pabaigą. Ši vasara buvo labai tokia darbinga, tai neturėjau laiko tokių vat video daugiau filmuoti. Tai šiandien tikėkime, kad viskas įvyks sėkmingai. Tik tais nežinau, iš kur gausim sausų malkų, tai reikės pasiknisti, nes neturiu nei kirvę, nieko, tiesiog pasiėmiau peilį, galvojau apsipirksiu parduotuvėje ir nusipirksiu anglis ir viską ir turėsim, kaip sakant, visą laužą. Bet, kadangi jau artėja rugsėjis, ne už kalnų, tai visos vasarinės prekės jau yra nebeparduodamos. Tai taip nepasisekė, bet, sakau, reikia vis tiek varyti. Pasivažinėsim. Šiaip visai gera diena, sakyčiau, šiandienai. Važiuoti į gamtą, taip, nei karšta, nei šalta, nėra labai jau vėjota, tai manau bus pats tas. Na ir pažiūrėsim, kaip sakant, nuvažiuosim, pažiūrėsim. Jeigu išsikepsim dešrelę, tai išsikepsim, jeigu neišsikepsim, tai neišsikepsim. Noriu tiesiog pabūti gamtoje ir pasimti jumis kartu. Atvažiavom prie tilto, kiek matau debesuota labai, tai nežinau kaip čia man pasiseks su tais orais, tikiuosi nereikės vidury mano iškylos krautis daiktus ir panašiai. Tai vat, nežinau, iš tikrųjų daug laiko nėra, kol pradės temti, jau yra gan vėloka, po 7:30, jau temsta apie 9, tai turim labai mažai laiko iš tikrųjų. Įvažiavom, kaip sakant, į mūsų kelią. Šis motociklas tikrai nėra labai pritaikytas, sakykime, važiuoti tokiais keliais, tai važiuosiu lėtai, ramiai, nuvažiuosim, pasimėgausim gamta. Toks ir tikslas, niekur kažkur skraidyti tikrai nesiruošiam. Kadangi lyja, tai yra pliusų tokių, kad yra šlapias šiek tiek smėlis ir jis nėra toks, sakykime, sausas, tai bus žymiai lengviau važiuoti. Aišku, tokios padangas irgi, sakykime, nėra pats geriausias pasirinkimas važiuoti tokiu keliu. Yra, aišku, žmonių, kurie važiuoja, kurie turi daug patirties, turi įgūdžius kažkokios. Bet mano tikslas yra tiesiog niekur neskubant nuvažiuoti, pasiekti savo tikslą ir pasimėgauti, kaip sakant, visą šitų gėrių. Tai vat, gamtoje irgi šią vasarą iš tikrųjų labai nedaug, iš tikrųjų pasakyčiau, prabuvau. Tai noriu irgi pabūti, praleisti smagiai laiką, tai va, važiuojam visiškai, net nereikia gazo, važiuojam lengvai, pasimėgaudami. Jo kelias yra išvažinėtas, kažkoks grumulėtas. Tai bandysim kur nors. Oi, čia kameras turbūt pamėsiu šitaip. Nu va. Bandysim važiuoti tokiais keliukais. Va, matau motociklą irgi. Nes čia vyksta motokroso varžybos. Kažkas mačiau vlogą yra čia įkėlę, tai vat kaip tik ir motokrosinė ir matau, grinai pritaikyta šitiem keliam, turbūt ruošiasi pasivažinėti. Aš čia sakau, yra labai gera trasa, nėra tekę važiuoti su motokrosiniu, tai pasižiūrėsim. Po treniruotės? Dar tik į treniruotę. Super, treniruojasi čia. Tai gal kada nors ir aš pažiūrėsiu, gal su motokrosu pabandysiu pavažiuoti, nors iš tikrųjų yra experiences visiškai kitas. Aš manau, tie, kurie žiūri šitą video ir su motokrosais važinėja, tai tikrai žinot. Taip, tokiu keliu geriausias būtų motociklas, tai sakykime, enduro marodas, tipo motociklas, kurio padangos yra kur kas gilesnės ir nėra strytinės. Mano tai yra visiškai strytinės padangos, nepritaikytos tokiai kelioniai. Oi, rudo, atsimenu, kai filmavom tą video ir buvo, varėm čia peškom,
Tai irgi norėčiau ateityje padaryti vėl tokių kažkokių išvykų peškom. Parašykite komentarus, ką jūs galvojat. Žinau, labai turinys keičiasi nuo to mano įprastinio turinio, bet manau, dabar stengsiu daugiau kurti tai, kas man patinka ir mėgautis to, ką darau. Ir tikėkime, atsiras žmonių, kuriem irgi patiks mano video ir, sakykime, net inspiruos daryti savo kažkokius tokius išvykas, kažkokios kelalapius ir, sakykime, būti fiziškai aktyviems, ar tai su motociklu važiuoti kažkokias keliones, ar tai eksplorinti peškomis. Tikslas, kad kažkokį turėti tikslą. Nu ką, pabandom biškį pavažiuoti greičiau, nes žinau, kad mūsų dienos šviesos labai mažai, tai noris atvaryti, kol dar yra šviesu. Tikiuosi, neatsidursiu grevy. Kamera, tai aš manau, kad čia iš vis. Ta kamera turbūt aš tai pamėsiu. Nu ką, važiuojam. Nu va, kaip ant kelio. Beveik atvažiavom į vietą. Čia tai kelias, bunkeriai. Ir atvažiavom į lokaciją. Nu va, štai ir esam lokacijai. Nu va. Atvykom prie apleistą tiltą. Jo, koks būtų kontentas, jeigu aš neužlipčiau ant jo. Nusiėmėm šalmą. Varysim dabar paeksplorinti patį tiltą. Nukrito šalmas, nieko gero. Nelabai gerai, kai šalmas nukrenta grinai. Nu nieko, būna visiems, manau. Eisim patį tiltą paeksplorinti. Moco čia paliekam. Tiltą jau esam iš tikrųjų eksplorinę, mes tą tiltą, nežinau, prieš kiek metų. Vienas pats šį kartą atvariau. Tai va, užsilipsim ant tilto, sakant, savo stilių. Šiaip labai ramu, labai gražu čia. Manau, viskas labai nice bus. Lipam savo būdais. Opa, slidu. Tai va, taip ir gyvenam. Na štai jau turėtumėt mane matyti. Hello. Lipam toliau. Opa. Kad kvoras nušoka. Nu neįkrisk į vandenį. Štai ir visas tas grožis, kurį irgi matot jau. Ai, kaip fainai. Gerai per žemai čia. Jeigu įkrišiu į vandenį, tai jau išsimaudyčiau. Nieko gero. Štai išsimaudymą. Opa. Labai fainai. Čia yra tilto galas. Šitam tiltui belia kiek metų. Vis dėlto svarbu apsidairyti. Na štai jau mane ten turėtumėt matyti. Oi, čia grožis kaip visados. Neapsakomas. Motociklas. Kita pusė. Švarų yra. Wow. O, matot geras. Labai svarbu apsidairyti. Kažinai, yra šokė kas nors nuo šito. Ant to bandė va šokti. Nu jo, vat labai svarbu čia buvo. Šitas, matot, net nesilaiko. O jeigu griebiu už jo ir jau gali būti pasekmės, nes ten matau irgi šūdė. O, kaip gerai. Labai harmoninga. Tylu. Na va, štai esam ant tilto. Virkaukę irgi užsimovęs, toks Oso HD fashion. Tai dar taip, kaip labai fainas spotas, nežinau, parašykit į komentarus, ar su kaukė geriau va tokius video daryti, ar sukurti Oso HD kaukę, irgi buvo kažkada tokių minčių, tai gal atgaivinkim šitą mintį. Labai smagiai čia leidžiam laikant šito tilto. O,
nežinau, dabar atsistoti, pabandysim iškiai. Va, leidžiam laiką smagiai, nežinau, jeigu dabar atsistosim, jeigu dabar kriščiau, tai jau būtų labai fainas vaizdas. Sakau, čia yra Viljamo kanalas, čia yra senai sugriautas, subombarduotas šitas tiltas, jau nežinau kiek metų. Tai va, sėdėm, dar pasidėsim, paskui varysim susirinkti pagalių kokiu nors. Gal skiepsim dešrelių, tikėkimės. Manau, metas padaryti seną tradiciją irgi. Nerekomenduoju, iškart sakau. O, koks vaizdas, žiūrėkit. Na, toks vaizdas įdomus. Šiandien su GoPro norėjau padaryti šitą video, bet tuo metu GoPro neturėjau. Jei. Smagiai čia. Gerai. Gal su viena ranka? Tiek to davė su viena ranka. Ui. Nu jau tikiuos matęs. Iš tikrųjų labai skaudžiai rankas nukabino. Keliaujam atgal. Kaip senai aš laipiau tokiais dalykais, man taip malonu. Tarsi padaryti vėl kažką tokio, ką darydom vos ne gan dažną laiką. Tik tai skirtumas toks, kad dabar viską darom vieni. Atsimenat, gerimukas čia buvo paslėptas kažkur va čia. Tai va, gerimuko šį kartą nėra turbūt. Ar yra? Kažkas pasiėmė. Čia buvo gerimukas. Kaip mes nulipom praeitą sykį. Čia. Nejaugi mes plytom lipom žemėn. Opa. Čia gerimukas buvo. Varatinkliai tai patys jaučiu baisiausiai. Opa. Tai vat, parašykite komentarus ar daugiau. Parašykite komentarus ar daugiau tokių video norit. Gerai, lipom į viršų. Debesis pareina iš tos pusės. Irgi nieko gero nežada. Tai pabandysim bent porą dešrelių skepti. Oba! Žiūrėkit, ką radau. Vis dėlto spyną radau. Kažkokią. Vestuvinė čia spyna bus. Na. Quad lock. R plus L. Lots of love. Gog couple. Kažkas tokio, jeigu taip ne taip perskaičiu. Vis dėlto kažką radom čia. Keliaujam į apačią. Pabandysim taip pereiti. Skečės. Kažkaip jau senai, kai vaikščiau, atrodo, net per daug gal pasitikiu savim. Arba tiesiog pasilgęs ant tiek. Pereinam. Taip. Gerai. Nu ir šuolis į apačią. Opa! Nu, įskrovė GoPro. Ne, neįskrovė. Jau tamsu darosi. Karšta. Su to kaukė. Nu va, koks tolimesnis planas būtų. Pasimsim va mocą. Važiuosim, ten yra tokių kempečių. Matau audrą, matau debesis, kokie pareina. Tai va, tikėkime, kad išskepsim kažką. Pradėjo lyt lietus, susiradom, va, čia yra tokia pastogė. Mocas va. Tai pabandysim, nežinau, ar žalių dešrelių pavalgyti, ar ne žalių, nežinau, kaip čia bus. Jeigu ką, gerimuką atsigersim, dabar sausų pagalių tai tikrai nerasim, aš neįsivaizduoju. Nu ką, bandysim ieškoti malkų sausų. Nežinau, kaip mums čia seksis. Iš tikro labai nepasisekė. Gal žmonės netyčia bus palikę sausų malkų. Na žinot, tikrai nėra noro
atvažiuoti tokį kelią, sakykime, nieko nedaryti. Tai bandysim suktis iš padėties, visko atsivežėm, bandysim surasti malkų. Pasisekė tik tiek, kad atradau tokį dalyką, foliją, ir grinai buvo paliktas nuo, sakykime, to griliuko mažo. Surinksim šiek tiek irgi kažkokių žievių, medžių, šakų. Sakykime, gal sausos bus, tikėkime. Parodysiu, ką atsivežėm. Šalmas, kuprinė, mentelė. Galvojau, šašlikų kepsim, bet va, peilis. Ir va, pasiėmiau traštukų, dešrelių medžiotojų, čia šitas. Ir pasiėmiau gėrimuką, tai va, tiek važiavam ir neatsigeriam gėrimuką. Tai dabar atsigersim gėrimuką, kad būtų lengviau ieškoti malko. Nu, tikėkime, rasim, ką nors. Gerai, atsigeriam, einam ieškoti. Tai va, dabar einam paiešką sausų malkų. Vat, mumis domina tokie. Nenoriu irgi per daug giliai lysti mišką, nes erkių belė kiek čia yra. Nueisim, pažiūrėsim į kitą vietą, kur yra irgi žmonės buvę. Tai gal ten rasim kokių paliktų malkų ar pagalių. Nežinau, šiai dienai su jais bet kas. Pradedant popieriais. Šių prišiukšlinta belė kiek. Irgi neapgalvotai taip švariau. Malkų nėra. Čia jaučiu vėjas arba gyvūnai išrūsia. Tai va tokia epizodas mano. Tai nežinau, jeigu rasim kažką, tai rasim, tikėkime rasim. Šiai dienai matau viskas žalioja, labai gražu viskas. O nudžiūvusių medžių kažkaip šitoje vietoje nematau. Neis tai žalias valgysim dešrelės ir bus gerai. Mano tikslas yra, kad va, smagiai pats praleičiau laiką. Nes dabar šiandien tikrai savim taip džiaugiuosi, kad sugalvojau vis dėlto išvaryti. Nu va, pirmas šakos, sakykime, jos tokios perdžiūvusios, bet pirmas stekas pagalių. Įdomu, kaip dešrelės atrodys. Nes praeitas iki, kai su šlapiom tokiam malkom dariau, tai dešrelės irgi nieko gero netrodė, apjodavusios. Tai va, jeigu tokie video jums patinka ir norėsit daugiau pamatyti, tai būtinai parašykit, kad norėsit. Nenoriu aš labai čia lysti giliai į tas samanotas vietas. Kinda creepy. Ai va, žmonės. Radau pirmas šakas. Ko gero, vis tiek jo neužteks vieno. Tai va, susirinksim daug tokių pagalių ir manau bus gerai. Šisą įdomu, ar užsikursim. Jeigu užsikursim, jau achievementas bus. Jeigu dešrelės eis įsikepti, bus labai fainai. Būtų pradingiau buvo pasiimti paprastą griliuką ir jau būtų buvę be problemų. Na ką, susirinksim malkų. Atrodo, kur žmonių daug yra, čia turėtų būti malka, bet aš manau, kad kaip tik vat nėra dėl to, kad čia daug žmonių yra. Dėl to visi ir naudoja. Tai va, aš be kirvio, be nieko, tik su peiliu ir su idėja išsikepti dešrelių. Ko gero, blogai bus, nieko gero. Nes dabar, kur einu, ten viskas žalioja, labai gražu. Aišku, tai nėra blogai. Pagaliukų prisirinksiu, kepsiu su pagaliukais. Nu, čia taip reikės daryti, vis tiek pagaliukų reikia. O, fire starterį jau turim. Tikslas nėra įlysti labai giliai į tos miškus. Radau, ko gero, džiūvusias šakas. Susiradom šakų, bandysim užsikurti laužą. Labai gražu čia. Pagalių, manau, užtektinai bus, kad dešrelėm įsikepti. Dešrelių aš irgi ten daug neėmiau. Epic failas. Degtukų. Degtukų tai nepaėmiau špardas. Susiradau malkas, susiradau viską maždaug, ką reikėjo. Ir parduotuviai ant prekystalio buvo degtukai išmušti. Ir aš išvariau ir pamiršau degtukus. Tai va, bandžiau irgi ieškoti čia aplinkui, gal kur nors čia yra. Bet specialiai palieku kartais tokiose vietose, kad gal kas nors irgi va toks bus kaip aš ir pamirš atimti degtukus. Tai va. Medžiotojų dešrelės valgysim paprastai. Pasimsim taip. Imsim agurką. Bet kas gerai su medžiotojų dešrelėm, kad niekada, net jeigu ir pamirštumėt, pasiimti kažką, dažnai jas galit valgyti žalias. Ne visai gerai taip, kaip norėjom, bet yra kaip yra. Praleisti, sakykime, laiką gamtoje, paeksplorinti, su motociklu pasivažinėti, jumis pasiimti. Tai va, ir kečupą pasiėmiau. Šiaip pavalgyti aš viską turiu. Realiai galėčiau praleisti čia ir naktį, bet
užteks taip pabūsiu. Jeigu jos nekeptos tokios skanios, tai iškeptos tai iš vis būtų. Turbūt čia ir užbaigsim šitą video. Tai didelis ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Jeigu norite tokių daugiau video, būtinai parašykite komentarus. Ir tikrai turėsiu padaryti sekančią dalį. Jau su laužiuku, su viskuo, su arbatyte. O jeigu norit prisidėti prie kanalo, tai Contribui, paspauskit like, prenumeruokit ir su jumis buvo Osa HD.